Taigi, labas vakaras, good evening, labai malonu. Hi. Labai malonu matyti jūs čia. Aš nežinau, tikiuosi, kad ausinė su vertimu veikia gerai. Yes, taip, labai gerai. Jūs pats prabilote lietuviškai. Na kągi, pirmas jūsų apsilankimas Lietuvoje, kaip mes suprantam, iš tikrųjų garbė ir netgi šiek tiek nejauku ir bugoka būti šalia jūsų. Tiek apie jūs daug girdėjome, tiek daug skaitėme, tiek daug matėme ir štai jūs čia gyvas. Kokiais vėjais Lietuvoje? Gerais šiauriniais vėjais, dabar važinėjau po Šiaurės Europą. Taip mes sakom, reiškia pietiečiai. O iš tikrųjų tai noriu truputį užmėgsti tokius kultūrinius santykius, žiūrėsim, čia truputį produsuot noriu. Kokioj srityje, jeigu nepaslaptis? Kokioj srityje jūs produsuojat? Ką jūs produsuojat? Galvoju dabar, scenarijų tokį net rašau, gal filme truputį net, žodžiu, kaip sakyt, daug visokių minčių ir idėjų yra. Filme galvojat pats filmuotis ar tik produsuoti? Ne, jau mano laikas praėjo, jau labiau reikia. Na, labai keista, nes tik pradėjote savo, girdėjau, aktoriaus karjerą. O vat reikia ant pačios viršūnės išeiti reikia. Tai ką tik pradėjot, ką tik sukūrėte monospektaklį. Daras buvo 2 monospektakliai, kiek aš skaičiu apie jūs. Tai jūs nemažai skaitėte. Taip, ir nusprendėt pamiršti tiesiog visą praeitį, kurį buvo. Ne, aš gal labiau koketuoju su publika ir su žiūrovu, aišku, nepamiršiu. Bet įdomu yra ir produsavimas, įdomu ieškoti naujas paieškos, girdėjau, čia ir pas jūs Lietuvoje yra kas rašo, ten yra. Yra pas mus yra scenaristų, labai populiarūs yra serialai pas mus, bet sakykite, iš tikrųjų, vat jūsų tas posūkis nuo jūsų puikios, garsios, skandalingos karjeros sporte ir posūkis ties kultūra, kasgi vis dėlto taip pakeitė jūs? Bet kitas požiūris atsiranda su metais, patirtis, galų galia noras save kitaip įamžinti, sportą juk baigti neištemsi, ypatingai tos srity, kurioje aš buvau, jūs patys puikiai žinot. O sakykit, vis dėlto tas jūsų sukurtas įvaizdis, ar ne? Piaro dalis. Bet, kiek žinoma, buvo ir faktinių dalykų, kurių nenuneiksi, kurie tikrai nebuvo piaro dalimi. Be abejo, nebūtų žmogaus, tai kažkokių esybės pagrindinių dalykų nebūtų ir nebūtų asmenybės, tai čia va. Atsiprašau, aš turiu paskutinį klausimą prieš kitiems žurnalistams užduodant. Taip. Pasakykite man, ar tai tiesa, kad Tupakas Šakuras yra gyvas ir jis kažkur gyvena? Taip. Ačiū! Bet čia tas taip vėlgi, supraskit mane, ką jūs įvyko įvykis ir čia kaip klausimas, kaip durnas klausimas, durnas ir atsakymas. Daugiau nei 20 metų jau turbūt jau taip. Nu tai, kur jis gyvas? Viskas įvyko ir man... Kaip jis nebegyvas? Aišku, kad nebegyvas. Gerai, kolegos, jeigu turite klausimą, galite drąsiai klausti, kelkite ranką ir mes jūsų išklausysime. Taigi, štai jau turime pirmąjį klausimą, taip? Kadirovas, kuris atsirado jūsų gyvenimą, kiek gautų šiek pinigų? Čia, suprantu, toks noras, reiškia, pakompromituot, bet Kadirovas atsirado mano gyvenime toks labiau kaip simbolis. Aha, ir ką jis simbolizuoja, jeigu nepaslaptis? Jis simbolizuoja labiau tokia, reiškia, kaip turi tautas bendradarbiauti, nebijot naujų iššūkių ir taip toliau. Taip, jeigu turite klausimų, taip, prašome jūs. Su kuo? Su Kličko. Su Kličko mes esame geri bičiuliai ir partneriai. Ir aš galvoju pavakarieniauti su juo dar. O ką jūs mėgstate valgyti? Labai įdomu. Aš valgau mėsą. Mėsą mėgstate. Kokią mėsą, kokius užkandas ar kažką tai. Pažiūrėte, Lietuva yra užkandų šalis. Ypatingai, jeigu nueitumėt, aš jūs galėsiu pravesti iš Šnekutį. Amatininkose neblogai duoda užkandų. Jūs alų mėgstat? Oi, labai alų mėgstat. Tai prie alaus žinot, kaip smagu užkandžiauti yra. Lietuvoje, Ką jūs norit paklausti? Sakykite tą meilę gyvūnams. Turite tigrą, didelį tigrą. Taip. Iš kur ta meilė gyvūnams? Iš kur? Kaip aš žmogų vaikystėje amžiams, širdį ir protė. Tai ir meilė gyvūnams išlieka. Čia labai geras jausmas. Tigrai ir viską. Kaip kalėjimas? Kaip kalėjimas? Man normaliai. Gerai, dar klausimų, dar galite užduoti. Taip, prašome, štai ten, jūs, taip. Tai dabar labai populiaru yra seniesiams sportininkams grįžti, kaip sakant, į tą
Nu žiūrėk, neįkaščiau aš. Su jumis šį vakarą buvo Maiklas Tyson.